5 vieta – Džordžas Mulleris, Norvegija. Džordžas Mulleris buvęs katalikų bažnyčios vyskupas Norvegijoje. Jis pripažino seksualiai priekabiavęs prie patarnaujančio berniuko 1980-aisiais, tačiau Mulleris atsistatydino tik 2009-aisiais ir sakė, kad kitų aukų nebuvo. 4 vieta – Kit Cunningham, Tanzanija. Garsus Jungtinės karalystės kunigas Kit Cunningham po jo mirties kartu su kitais 3 kunigais buvo apkaltinti pedofiliją. Cunninghamas Sonio globos namuose ir mokykloje seksualiai priekabiavo prie mokinių. Vaikai pripažino, kad kunigai jos fotografuodavo nuogus, vidury nakties ištemdavo iš lovų, glamonėdavo genitalijas ir vykdė kitokią seksualinę prievartą. Tačiau viskas išaiškėjo ir spaudos dėmesį ši istorija pritraukė tik po kunigo mirties. 3 vieta – Ivanas Čučekas, Kroatija. Ivanas Čučekas 2000-aisiais buvo pripažintas kaltu už 37 mergaičių seksualinę prievartą ir buvo nuteistas 3 metams kalėjimo. Ši bausmė vėliau buvo dar sumažinta aukščiausiojo teismo iki 1,5 metų. Jis kišdavo savo rankas mergaitėms po sijonais, nešvankiai su jomis bendraudavo ir nepadoria maniera siūlydavo atsisėsti ant kelių. 2 vieta – Jamesas Porteris, Jungtinės Amerikos valstijos. Jamesas Porteris buvo Romos katalikų kunigas, kuris buvo nuteistas už 28 vaikų ištvirkinimą. Tačiau buvęs kunigas pripažino ištvirkinęs dar 80, tai yra iš viso virš 100 berniukų ir mergaičių nuo 1960-ųjų. 1 vieta – Michaelas Charles Glennonas. 1978-aisiais Glennonas buvo nuteistas už nepadorų elgesį su 10-mete mergaitė savo religinėje stovykloje. Už tai jis kalėjo 2 metus. Išėjęs į laisvę jis vėl rengė religinės stovyklas, kuriuose dažniausiai būdavo vienintelis suaugęs. 1984-aisiais jis buvo išteisintas dėl 2 berniukų išprievartavimo, vienam jų buvo 11, kitam 13. 1985-aisiais Glennonas buvo apkaltintas dar 5 berniukų nuo 12 iki 16 metų išprievartavimo. Toje pačioje stovykloje nuo 1978 iki 80-ųjų. 1991-aisiais Glennonas buvo pripažintas kaltu dėl 5 kaltinimų. Užpuolimu, bandymu išprievartauti berniuką jaunesnį nei 14 metų ir išprievartavimus naudojant smurtą.